Labas vakaras, su jumis Kėdainių krašto televizija ir aš Indrė Dambrauskienė kviečiu antradienio naujienų. Dabar trumpas anonsas apie tai, ką matysite laidoje. Ačiū žiūrintiems. Alfredas Bumblauskas pakvietė diskusijai apie Lietuvos valstybingumo viršukalnes. Į akis krenta ne vietoje praminti takai. Metalo apdirbimo bendrovė Progresas į gamybos cecho atnaujinimą investavusi €1 milijoną žada didinti gamybos apimtis. Neįgaliųjų užimtumui ieškoma naujų formų. Renkama pagalbos savižudžių artimiesiems grupė. Įsteigtas rajono tėvų klubas. Kaimo mokyklų vaikai rungėsi krepšinio turnyre. Kėdainiuose viešėjo istorikas profesorius Alfredas Bumblauskas. Jis kėdainiečius kvietė diskusijai apie Lietuvos valstybingumo viršukalnes. Viešbutis Grėjaus namas vakar virto istorijos žinių buveinė, kurioje istorikas profesorius Alfredas Bumblauskas vedė diskusijų paskaitą. Lietuvos valstybingumo viršukalnes vasario 16, kovo 11 ar Liepos 6, kuri svarbesnė. Renginių metu buvo kalbama ne tik apie šias datas ir jų svarbą, bet ir apie spragas, kurias jis mato istorijos programų ugdyme. Aš visada esu pasiūlęs istorijos programą suspenduoti, istorijos mokytojus paleisti. Nes jie priverčia, kad 100 vaikų kartoja, mūsų istorija verčia vemti. Su istorijos mokymu yra blogai, aš tą drąsiai pasakau, ir pitrėliai sakau, ministrė, suspenduokit visas istorijos programas. Profesorius Alfredas Bumblauskas teigia, jog nei viena iš 3 Lietuvos istorijai svarbių datų, apie kurias kalbėjo tą vakarą, nėra svarbesnė viena už kitą. Dėl to, kad vasario 16 ateina iš prieškarių Lietuvos. Iš Lietuvos Respublikos, dėl to yra šventa data. Čia viskas tvarkoja. Bet tiesą sakant, visi vasario 16 mylėtojai per 4 amžiaus niekur nepadarė, kad įrodyti visuomeniai, kuo Lietuvos pirmoji Respublika yra svarbi. O kitos 2 datos yra probleminės dėl to, kad jų nebuvo Lietuvos pirmoji Respublikoje. Kovo 11 apskritai nebuvo, dar buvę, o Liepos 6 nebuvo surasta. Ir viskas. Na štai, dėl to dar reikia dabar įrodinėti. Įrodinėti reikia, kuo Liepos 6 skiriasi nuo vasario 16 ir kovo 11. Liepos 6 Lietuvos paminėjimo tarp Europos šalių diena ir tai mindauginės, kurių metu reikėtų kelti istorinę Lietuvos vėliavą, o ne trispalvę. Vasario 16 ir kovo 11 dienos šiuolaikinės Lietuvos istorijos datos, tačiau kovo 11 diena išsiskiria tuo, jog ji pasaulio istorijos data, pasako Alfredas Bumblauskas ir pridūrė, jog Lietuvos istorijoje yra ir 2 gėdingos datos. 1792 m. Liepos 23, kai buvo priimta Jekaterinos nota, ir 1940 m. Birželio 15 Lietuvos okupacijos diena dėl Antano Smetonos, buvusio Lietuvos prezidento, išvykimo. Į susitikimą su istoriku susirinko pilna salė istorijos mylėtojų. Diskusijų metu jie sužinojo daug naujų faktų. Į istoriją buvo žvelgiama nuotaikingai ir šmaikščiai. Po renginio svečiai iš 3 istorinių datų minėjo kovo 11, kuri artima Baltijos keliui. Daugelis akcentavo, jog tai išgyveno jiems ši istorinė data suprantamiausia. Žmonės buvę šių įvykių liudininkais ir prisiminimai tų dienų kalbintų žmonių jiems atmintyje dar gyvi. Toliau laidoje, kai kuriems kėdainiečiams nutiesti takai nėmotais, jie žingsniuoja per žolę. Pavasarį, kai sužaliuoja žolė, į akis krinta ne vietoje praminti takai. Nors čia pat ar vos už kelių metrų būna plytelėmis išklotas takas, atsiranda žmonių, kurie mieliau mina žolę. Ir kaip nekeista, tokio įpročio eiti bet kur nosis tiesumu neatsisako net ir filmuojant kamerai. Pačia yra normalu? Be abejo, kad ne. Bet nepasivysi, nepasakysi juk, kad tu ne čia, ne vietoje eini. Gal turėtų kas nors žiūrėti, aptverti, tiesiog. Gal tada susipratėtų. O kažkokie užrašai padėtų žmonėms? Aš nemanau. Gal vyresnio amžiaus taip, bet jaunimui tai tikrai nėmotais būtų. Manau, kad blogas įprotis žmonių. Aš tai prieš. Kas padėtų, kad šitaip nebūtų tų takų tiek primindžiot ne vietoje? Tik žmonių sąmoningumas, daugiau niekas. Tik taip pat žmogus gali suprasti, kad negalima. Nes prie muzikos mokyklos, pavyzdžiui, užtvėrė, vis tiek lipa per viršų. Tik pačių žmonių sąmoningumas, kad suprastų žmogus, kad negalima. O kad ant versi ar kažką tai statysi, nieks nepadės.
Tik žmogus pats turi suprasti, kad negalima. Viena įmonė ne vietoje praminto tako problemą išsprendė prie tako pastačiusi lentelę su užrašu Paršų takas. Norinčiųjų eiti tuo taku palaipsniui sumažėjo. Čia jau žaliuoja veja. Rubrikoje Verslo pulsas. Metalo apdirbimo bendrovė Progresas į gamybos cecho atnaujinimą investavusi €1 milijoną žada didinti gamybos apimtis. Šiuo metu įmonė vykdo įspūdingą didžiulių elektros kabelių ryčių užsakymą iš Švedijos. Kėdainiuose įsikūrusi bendrovė Progresas yra viena iš tų miesto įmonių, kurių ištakos siekia dar praėjusio šimtmečio vidurį. Bendrovė gaminanti įvairias metalo konstrukcijas, plieninės kabelių rites, naftos ir kitų produktų rezervuarus bei kitą, šiandien pasitinka atsinaujinusią gamybinę bazę ir optimistinėmis nuotaikomis. Pavasarį, kaip sakant, smagiau. Ne tik saulė šviečia, bet ir dabar ir daugiau užsakymų, kaip sakant, turim jau nuo sausio vasario mėnesis. Praeiti metai sunkesni buvo, kai sumažėjo kainos naftos. Kritusios naftos kainos sumažino šio produkto talpų poreikį. Krito jų užsakymai. Tačiau bendrovė Progresas, Lietuvoje vienintelė gaminanti valcuotus T formos profilius, neprapuolė. Išgyventi padėjo kitų metalų konstrukcijų gamyba. Suvirinti, surinkti dažnas gali, bet įranga skirta, kad pas mus valcuoti profilius, tai mes vienintelį Lietuvoje, arčiausiai arba Ryga, arba arčiausiai Varšuva. Nes iš visos Lietuvos važiuoja ir katilams aprišimų iš U raidės padaryti. Mūsų specializacija yra valcuoti daiktai. Tai kaip pavyzdys yra elektros kabeliams ritės. Mes gaminam tokias rites, kurios dar telpa po tilto. Iki 4,5 metro aukščio ant transporto, reiškas, uždėjus. Produkcija suvirintis metalas, bet tas dažniausiai, kurį reikia valcuoti, ta prasme susukti į lanką ar kampuotis, profilius, reiškas, kur reikia susukti į lanką, tai tiek kampuočiai, tiek juostos, tiek kvadratiniai ir stačiakampiai vamzdžiai. Tai, kaip sakant, tiek antra dalis yra lakšto valcavimas. Tai ant tos rytės matot ir kraštai suvalcuoti yra tėjinis profilis, paskui barabanas yra valcuotas jau lakštas. Naujos įrangos dėka įmonė gali padaryti įmantresnių formų gaminius. Galim ir iš lakšto, ir iš to padaryti ir gyvatę. Sakant, sakai, su kompiuteriu dabar jau turim naują įrangą. Yra iš tų valcuotų profilių, aišku, pirmiausiai suvalcuoji, paskui surenki, suvirini ir nudažai. Tai yra ir stogelis parduotuvėje Ikiukų Šiauliuose padarytas kaip gyvatė toksai. Iš tą, kad žmonės žino ir Tytuvėnuose regioniniam parke apžvalgos bokštas, visas taip kaip riteriaiškas lipa į viršų. Jos raiktas, tai mūsų gamintas ir Panevėžio statybos trestas sumontuotas. Taip pat mūsų Anykščių parke, kur žmonės irgi jau 2 metai eina, tai ten yra mūsų kolonos valcuotos, tik tai ne mes montavom jas. Tai tie valcuotų daiktų yra, sakant, jų nemažai yra. Įmonė, kurioje šiuo metu darbuojasi apie 100 žmonių, norėtų didinti gamybos apimtis. Planas yra užaugti iki 100 žmonių ir tiek turėti užsakymų, kad išnaudoti įrangą efektyviai. Sakant, dabar šiai dienai tai ta įranga nėra tiek išnaudojama, kiek galėtumėm. Rajono neįgaliųjų draugija ieško naujų užimtumo formų, rašo projektus, tikėdamasi gauti lėšų neįgaliųjų veiklai organizuoti. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija, vienijanti daugiau nei 900 narių, jau daug metų dalyvauja socialinės integracijos projekte, kuris yra pagrindinis finansavimo šaltinis draugijos narių užimtumui skatinti. Siekiant suaktyvinti veiklą, kasmet yra rašomi projektai. Rašėm sporto, kultūros projektus. Šiais metais, kas skiriasi kuom truputėlį nuo kitų, kad rašėm kultūros projektą, reiškia 3 mūsų būreliai jungtinis projektas, reiškia vokalinis ansamblis, literatai ir dailės būrelis amatai. Šitą metai dar išskirtinai to, kad yra bibliotekų metai, o mes esam sukaupę, žmonės yra suaukoję labai daug knygų. Iš pas save organizuojame skaityklą, knygų keityklą, kur žmonės galės ateiti pasiskaityti čia vietoje, taip pat galės pasikeisti knygas.
Daug dėmesio yra skiriama neįgaliųjų draugijos narių sveikatai. Yra kineziterapeutas, yra kur, reiškia, sustato jam programą. Tai žmonės po insulto, žmonės po traumų, kurie atstatinėja savo motorinės funkcijas ir panašiai. Sustiprėja raumenis. Pačiam savijauta geresnė yra visas. Dar reikia daug ko čia treniruotis dėl to, kad laiką reikia turėti po biškį, palaipsniui reikia stiprinti raumenis, tada ant visų prietaisų eis tada visas, bus gerai. Neįgaliųjų draugijoje žmonės gali pasirinkti veiklą pagal savo pomėgius, dainuoti vokalinėme ansamblyje, dalyvauti literatų veikloje, užsiimti rankdarbiais amatų būrelyje arba sportuoti. Draugijos narė Birutė Želinskienė nuo mažų dienų mėgsta žaisti šaškėmis ir šachmatais, dalyvauja varžybose. Važinėjom į Kauną, dabar į Halę, jau kiek kartų buvom Kaune. Į varžybas? Taip, čia vietoj, arenoj. Smiginį kultivuojam, bočią pradedam kultivuoti. Kada žmogus sportavęs visą gyvenimą, taip norisi, kaip sako, akis nori. Ko dar draugijai trūktų, kad būtų tikrai kokybiška ta sportinė veikla? Kokio inventoriaus? Kokia speciali salė turėtume, kad jokių trūkdymų, nei mes netrukdytume, nei mums netrukdytų. Kad daleiskim atėjai, persirengiai, kiek gali, kiek jėgos leidžia, palošiai tenisą, palošiai. Tai vienam kampe, tai kitam kampe, tai ir blaškomės. Tiesiog trūksta patalpų. Taip, patalpų. Ankštoka jo. Neįgaliųjų draugijoje aktyvus kultūrinis gyvenimas. Čia organizuojamos jubiliatų pagerbimo šventės, išvykos į teatrus, edukacinės kelionės po Lietuvą. Tai aplankiau, užeinu tankiai kitą sykį, sužinoti, kur ekskursija veža, ar taip. Kelionė, taip, čia daugiausiai domina, taip pat. Ar visur važiuoja? Kur veža, tai važiuoju, tikrai. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija teikia paramą savo nariams ir yra dėkinga visiems rėmėjams. Kitos naujienos. Psichologinės pagalbos ir diagnostikos centre renkama pagalbos nusižudžiusių žmonių artimiesiems grupė. Kada vyks užsiėmimai ir kas juose galės dalyvauti, aiškinosi Lina Pranskevičiūtė. Žmogaus netektis viena skaudžiausių patirčių gyvenime. Dar skaudžiau, kai artimas žmogus išeina savo valia. Vieno žmogaus savižudybė paliečia mažiausiai 5-6 asmenis. Kalbėti su aplinkiniais apie tai, kas įvyko, dažniausiai nesiryžtama, o vienam pačiam sunku susitvarkyti su užplūstančiais jausmais. Jei jums tokia situacija pažįstama, kreipkitės į psichologinės pagalbos ir diagnostikos centrą, kuriame renkama paramos grupė nusižudžiusių asmenų artimiesiems. Kviečiam visus žmonės, kurie patyrė artimą žmogaus savižudybę, tai yra gali būti ir artimoje aplinkoje, gali būti senelis, močiutė, dėdė, teta, draugas, vaikinas, gali būti kaimynas, mokytojas, gali būti viršininkas, kolega. Žodžiu, visus, kuriuos palėtė tie jausmai, nes po savižudybės kyla įvairių jausmų. Ar pagalba bus teikiama nemokamai? Taip, pagalba teikiama nemokamai, savanoriškais pagrindais, dėl to, kad skatinam gyvybės kultūros Lietuvoje kūrimą ir norim, kad kuo daugiau žmonių gautų pagalbą. Ir ši grupė žmonių, kurie patyrė artimojo žmogaus savižudybę, patenka į rizikos grupę. Jie patys gali nusižudyti daug dažniau negu kiti žmonės. Tai norim sumažinti tą skaičių Lietuvoje. Savitarpio pagalbos nusižudžiusių asmenų artimiesiems grupės susitikimus planuojama rengti kas antrą trečiadienį, pradedant balandžio 13 dieną 18 val. Į grupės susitikimus su psichologėmis gali atvykti asmenys nuo 18 metų, kurie yra patyrę artimo žmogaus savižudybę. Na, o paaugliams bei visiems kitiems, kurie susiduria su krizėmis, psichologinės pagalbos ir diagnostikos centre teikiama po 2 nemokamas konsultacijas. Tad jei apima slogios mintis, registruokitės telefonu 8600 73 248. Tęsiame laidą. Įsteigtas rajono tėvų klubas planuoja veiklą ir kviečia joje dalyvauti visus rajono tėvus. Aktyvių tėvų iniciatyva įsteigtas Kėdainių rajono tėvų klubas. Jo vadovu išrinktas Arvydas Augustaitis. Į valdybą išrinkta Neringa Rabikauskienė, Audronė Stadalnikienė ir Modestas Valkiūnas. Klube yra tėvų atstovaujančių Labūnavos pagrindinės mokyklos Dobiliuko skyriui, Lopšelių darželių Žilvitis, mokyklai darželiui Puriena,
Atžalyno ir Šviesieji gimnazijoms, Aušros ir Ryto progimnazijoms. Vos tik susikūręs tėvų klubas jau planuoja būsimą veiklą. Pagrindinė mūsų paskirtis arba misija yra padėti mokykloms įgyvendinti gerosios mokyklos strategiją. Mes turėtume padėti tėvams stiprinti jų išmanymą, supratimą, susipratimą, padėti jiems susitelkti tam, kad būti naudingu partnerių mokyklos bendruomenėje. Šiuo metu tėvų įsitraukimas yra labai nedidelis ir mes ieškosime būdų, ką galėtume padaryti, kad ne tik tėvai įsitrauktų, bet kad jie įsitrauktų sukurdami kuo didesnę vertę. Norėtume, kad tėvai būtų įtraukti į mokymų planų sudarimą. Ir dar vienas svarbis sritis, kurioje žadame aktyviai veikti, tai prevencijos, konkrečiai kvaišalų prevencija, smurto prevencija. Steigiamajame rajono tėvų klubo susirinkime dalyvavo tik 18 dalyvių. Tikimasi, kad klubo nariais taps daugiau tėvų, kuriems rūpi jų atžalų ugdymo aktualijos. Mes norėtume sukurti sistemą, kur tėvai galėtų kreiptis, jeigu turi kažkokių tai klausimų arba problemų, idėjų, kur galėtų atnešti. Ir kad galėtume jiems padėti tas problemas ir idėjas spręsti. Su rajono tėvų klubo planuojama veikla visuomenė žadama supažindinti gegužės mėnesį. Na ir pabaigai, kaimo mokyklų vaikai rungėsi krepšinio turnyre be pykčio. Paaiškėjo, kad geriausiai krepšinį žaidžia akademijos moksleiviai. Savaitgalį Kėdainių arenoje varžėsi 5 rajono mokyklų ir gimnazijų 2 amžiaus grupių krepšininkai. Čia vyko Kėdainių Nevėžio krepšinio klubo organizuoto turnyro 3-3 be pykčio finalas. Turnyro tikslas – ugdyti kultūringą ir pagarbų elgesį sporto rungtynėse. Dalyvaudami žaidėjai turnyre turi nesikeikti, o jeigu nusikeikia, jie būna arba įspėti pirmą kartą, o jeigu antrą kartą nusikeikia, tai jau diskvalifikuojami. Kėdainių Nevėžis pirmą kartą organizuoja tokį turnyrą ir tikimės, kad galbūt kitais metais jį vėl pavyks įgyvendinti ir jisai taps tradiciniu galbūt. Turnyro nugalėtojų laukia smagūs prizai. Pramoginė ekskursija į Lokės pėdos pramogų parką, Kuršėnų jaunimo centrą ir į Donato Montvydo koncertą Šiaulių arenoje. Todėl finalinių rungtynių metu vyko atkaklios kovos. Kaip vyksta žaidimas, kaip sekasi? Sekasi gerai, kol kas abidvi komandos, tiek mažiukų, tiek vyresnių laimė ir svarbiausia, kad žaidžia. Iš tikrųjų, vaikai patys supranta, kad tikrai negali nei keiktis, nei pyktis, tai labai patys nori ir stengiasi. Manau, kai kuriem gal net nereikia stengtis, kitiem gal reikia stengtis, bet matosi, kad tikrai nei vieno keiksmažodžio dar šiandien nebuvo. Sekėsi iš tikrųjų labai gerai. Aišku, buvo sunku, bet pavyko. Ruošiamės tikrai nelabai stipriai, bet stengiamės visi ir nežinau net. Šis turnyras buvo išskirtinis? Aš krepšinio turnyre dalyvavau pirmą kartą, iš tikrųjų. Labiau užsiemu futbolu. Na ir kaip tau krepšinis patinka? Patinka iš tiesų. Iš tikrųjų sunku, kai dar nesu labai toks geras žaidėjas, bet sekasi gerai. Kaip sekasi jūsų komandai? Neblogai. Pykčio nerodo, agresijos nėra, vaikai nusiteikia žaisti, laimėti. Pirmasis vietas abiejose amžiaus grupėse užėmė akademijos gimnazistai. Antrasis iškovojo Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos moksleiviai. Trečioje vietoje jaunesniųjų grupėje liko Miegino pagrindinės mokyklos, o vyresniųjų Josvainių gimnazijos krepšininkai. Taikliosios rankos konkurse geriausiai sekėsi Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos moksleiviui Lukui Jociui. Štai ir visos balandžio 12-osios naujienos. Likite su mūsų kanalu. Ramaus jums vakaro sudie. Laidos krašto naujienos partneriai – akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma,
Uždrauja akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas. Uždrauja akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus. Ir uždrauja akcinė bendrovė Sibena valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis. Rubrikos verslo pulsas partneris metalo apdirbimo bendrovė Progresas.